Visi. Taigi šiandien aš ir vėl filmuoju savo naują kortų magijos video. Iš pradžių norėjau pasakyti, jog šiandien mano video yra ypatingas. Todėl, kad kelsiu ne vieną video, o du viename. Tačiau atskleisiu iš jų tik vieną. Jeigu jums nepatinka video, kurio aš neatskleidžiu, galite net nežiūrėti, galite tiesiog pažiūrėti pusę šio video. Tačiau siūlau pažiūrėti visą, nes šiandien parodysiu antrąjį triuką, tikrai įdomu, taip pat kaip ir pirmąjį, netgi gal dar įdomesnį, todėl jo ir neatskleidžiu. Bet pirmasis triukas tikrai irgi yra įdomus ir iškart parodysiu pirmąjį triuką, o tada jį atskleisiu. Taigi, pradedu savo triuką. Paėmiau jau krūvelę kortų, leidžiu draugui išsitraukti, bet šį kartą neturiu draugo, tai išsitrauksiu pats. Belia kurią kortą, tarkim, kad ir šitą, tai būtų lapų bernelis, užverskime jį, padėkime šitą krūvelę štai čia, tada paimkime šitą ir padalinkime į 4 dalis. Aš nežinau, kokia korta po Riffle Shuffle maišymo bus, ar užsivertus ar atversta, todėl šių dar nevartau. Iškart įrodymas, kad kortos skiriasi, o nėra viršutinė korta atversta, o kitos užverstos. Taigi dabar man reikės sumaišyti kortas Riffle Shuffle būdu. Paimsime jas. Štai kaip ir žadėjau, sumaišysiu. Viena bus atverstos, kitoje vietoje užverstos. Išsimaišė. Liko užverstos kortos ant viršaus. Taigi paimkime šias kortas, taip pat galiu parodyti, jog tai nėra sukčiavimas. Paimame irgi padarome taip pat, išmaišome. Štai susimaišė beveik 1:1 ir paskutinę krūvelę. Jeigu reikia, galiu taip pat rodyti, kad kortos skiriasi. Paimsime ją, apversime kaip ir reikia ir išmaišysime. Štai išsimaišė maždaug 1:1 čia visas šitas kortas. Dabar paprašysiu savo draugo, kad jis atverstų savo kortą. Jis atverčia, tai yra lapų bernelis. Vienintelė trūkstama korta tarp atsivertusių lapų kortų. Taigi, kaip šį triuką padaryti? Šis triukas yra tikrai labai paprastas, bet svarbiausia yra mokėti maišyti Riffle Shuffle būdu. Jį galiu pamokyti dabar. Jeigu jo nemokate, galite šio triuko net nedaryti. Nebent jūs mokėsite kažkaip panašiai išmaišyti. Svarbiausia, triukui reikės arba vienodų visų širdžių, arba būgnų, lapų, arba kryžių. Visų vienodų. Štai turiu visus vienodus lapus. Šį kartą pasirinkau. Ir kaip ir žadėjau, parodysiu, kaip maišyti Riffle Shuffle būdu. Ir šiam triukui nereikės jokerių. Paimame maždaug pusę kortų. Apačioje laikome jas su 3 pirštais. Mažyliu, prieš mažyliu ir viduriniuoju pirštu. Su smiliumi taip stumėme kortą, su nykščiu laikome. Ir maždaug po vieną kortą taip su nykščiu atleidžiame, kol išsimaišo kortos. Štai šį kartą pavyko labai gerai. Išsimaišė ir sudedame. Siūlau tai daryti tik su geresnėmis kortomis, ne kokiom nors ten pigiomis. Ir svarbiausia, kad būtų kieta nugarėlė. Aš tai darau su bicycle kortomis, jos yra labai patvarios ir jos yra skirtos triukams ir tokiems maišymams. Taigi, dabar atskleisiu savo triuką. Iš pradžių turime štai visus vienodos būgnus, paimame juos į krūvelę ir visas užverstas skirtingas kortas. Irgi paimame jas į krūvą. Tas skirtingas kortas padedame čia ir duodam traukti tik iš savo išsirinktų ten būgnų, lapų ar dar kokių. Šį kartą tai yra lapai. Jis ištraukia kokią nori, ją apžiūri ir užverčia. Dabar paimate visus lapus, sudedate čia. Ir padalinate, kaip ir aš dalinau, į 4 dalis. Paimate šitą, apverčiate ir maišant, svarbiausiai, kad visa ta viršutinė korta būtų, atsivertusi, nes jeigu ji bus užversta, tada gausis taip, kad
šito neapversime ir susimakaluos visos tos kortos, liks atverstos netos. Taigi ir vėl tenka šias atversti, išmaišyti ir vėl užversta ant viršaus ir paskutinę apverčiame. Šitas kaip visada liks tą pačią pusę. Ir išmaišome kortą į kortą panašiai. Štai labai gerai išsimaišę. Spaudžiate, apverčiate šias kortas ir praskleidžiate. Draugas atvertė kortą, pasirodė tikrai, jo korta yra vienintelė trūkstama korta. Taigi, dabar, kaip žadėjau, parodysiu savo antrąjį triuką. Jeigu nepatinka video, galite išjungti būtent dabar. Sudėsiu visas kortas, užversiu, kaip ir turėjo būti. Surinksiu jas į vieną. Kaip matėte, kai dariau pirmąjį savo triuką, jos visos susimaišė, bet kad įsitikintumėt, galiu dar vieną kartą išmaišyti kortas, kad nesu susidėlės, kad jūs įsitikintumėte. Štai išmaišome vieną kartą. Štai dar liko vienas atverstas lapas. Išmaišome dar vieną kartą ir pradėsime triuką. Šio triuko, kaip ir sakiau, šiandieną neatskleisiu. Nežinau ir apie kitas dienas, turbūt jo iš vis neatskleisiu. Na, bet jeigu jums įdomu, pažiūrėkite. Paimu kortas veidų ir atskleidžiu. Ir paskau savo asistentui, jeigu tokį turėčiau, pasakyčiau išsirinkti 3 kortas lengvai įsimenančias. Tai reiškia, galite pasirinkti, pavyzdžiui, kryžių 2, kryžių 3, kryžių 4. Arba tiesiog galite pasirinkti 3 vienodas kortas. Aš šį kartą pasirinksiu 3 bernelius. Galite, bet kokias, žodžiu, 3 kortas. Tai šį kartą pasirinksiu širdžių bernelį, kryžių bernelį ir lapų bernelį. Taigi atsiminkime, būgnų bernelis lieka kaladėje. Šias kortas užverčiu, pasiemu savo kortas ir išsidėlioju štai vieną krūvelę, dvi krūvelės, trys krūvelės ir 4 krūvelės. Paimame vieną kortą, uždedame ant viršaus, bet kiek kortų leisime žiūrovui uždėti dar ant viršaus, uždedame ir šitą ant viršaus ir dar galime bet kiek kortų leisti žiūrovui ir surenkame taip kortas. Taigi, dabar dėliojame. Atversta, užversta, atversta, užversta, atversta, užversta, atversta, užversta. Dabar aš dėliosiu greičiau ir nieko nesakysiu. Jei pamatysite savo kortą, sakykite stop. Na, jeigu mokėsite šitą triuką, draugų, pasakykite, jei pamatys savo kortą, kad pasakytų stop. Taigi nepamatėte, pabandykime tai padaryti vėl. Atversta, užversta, atversta, užversta, atversta, užversta. Taigi, matėme būgnų bernelį, bet jis nėra mūsų. Svarbiausia, kad žiūrovas nesimaišytų. Ir vėl nematėme. Tai, įdomiai. Taigi, padarykime paskutinį kartą. Ir visgi nematėme. Taigi, reiškia, jog čia liko 3 išrinktosios kortos. Taigi, jei patiko, paspauskite like, subscribe, pakomentuokite ir pasidalinkite su draugais. Viso.